Kaip tik seksis. Ačiū. Ir ką, pereinam prie šios sesijos paskutinio pranešimo. Romualdas Krukauskas, jisai jau vis tik jam pasileido sėkmingai ir suteiksim žodį. Romualdas Krukauskas yra Lietuvos kompiuterininkų sąjungos valstybės informacinių išteklių valdymo analizės ir plėtros sekcijos vadovas. Jo pranešimas galėtų būti kaip ir diskusija su prieš tai buvusiu Gintauto Mežečio ir vadinasi nesistemiško ir decentralizuoto valstybės informacinių sistemų vystymosi priežastys ir pasekmės. Romualdai, jums suteikiamas žodis. Ačiū. Labą dieną. Ar mane kas nors mato? Ir matom ir girdim idealiai. Prašom, Romai. Ačiū. Aš esu valstybės IT specialistas, pradėjęs kaip Sąjūdžio būstinės Vilniuje personalinių kompiuterių administratorius, vėliau buvau Seimo IT sektoriaus vedėjas, po to buvau ryšių ir informatikos naujai įkurtos pirmasis viceministras ir toliau dirbau IBM valstybinių projektų sektoriui, po to dirbau, tiesa, buvau ir Infobalto pirmasis administracijos vadovas ir po to dirbau valstybės įmonė infrastruktūrai, kurią mes patys tada įkūrėm. Taip, kad, kaip prieš mane kalbėjęs pranešėjas sakė, valstybės IT yra ir mano, ir jo, kaip jis sakė, gyvenimo darbas. Šiemet sukanka lygiai 30 metų, kaip 91 metais iš karto po pučo pralaimėjimo Maskvoje, Lietuvoje buvo išsiųstas didžiausioms pasaulio kompiuterinėms firmoms kvietimas dalyvauti konkurse Lietuva 2000, kuris reiškia, kad mes kviečiam, jūs garsiausios firmos, ateikit į Lietuvą ir padėkit mums sukurti centralizuotą ir sistemiškai integruotą Lietuvos valstybės informacinę infrastruktūrą. Tas pasakymas reiškia iš tikrųjų štai ką. Jeigu mes turim mokesčių inspekciją ir norim sukurti mokesčių inspekcijos informacinę sistemą, tarp kitko, aš manau, mokesčių sistema reiškia mūsų yra pati geriausia ir ten apie 2 milijonus jau atrodo artėja vartotojų per deklaravimas mokesčių, taip kad iš tikrųjų puikiai sistema. Tai štai mes kviečiam firmą, kuri mums išanalizuos, suspecifikuos ir reiškia pagamins programinę įrangą. Tai čia buvo sumanymas. Turėti vieną vykdytoją, kuris sukurs visos Lietuvos valstybinę informacinę sistemą. Tai tikslai buvo sukurti ilgalaikį planą. Tas planas buvo parašytas galų gale 95 metais ir jis turėjo 1380 puslapių. Antras tikslas buvo atgaivinti sovietinės Lietuvos kompiuterių pramonę. Mes buvom pasirašę tada su Bioblinkenu Vokietijoje IBM susitarimą dėl personalinių architektūros IBM kompiuterių gamybos, ir perorientuoti švietimo ir mokslo sistemą numatytų tikslų vykdymų. Štai čia yra tas pakvietimas, jisai paimtas iš knygos Lietuvos ryšiai 90-2018. Čia 18 metais šventė pasirašė pakvietimą aukščiausios tarybos pirmininkas Landsbergis ir premjeras Gediminas Vagnorius. Ir štai taip atrodė projekto Lietuva 2000 koncepcinė schema. Iš tikrųjų, centralizuotos duomenų bazės, jų dabar pamatysim toliau pas mus, yra ryškiai per daug, čia yra jos nupaišytos 5, gal daugiau galėjo būti, mažiau. Žmonės Lietuvos pačiam viršuje, aukščiausia taryba, ministerijos, teismai, vienu žodžiu verslas. Mano supratimu sunku ką geriau, bet ir
sugalvoti, štai čia kvietimo tekstas. Lietuvos Respublika grįžta į šiuolaikinių demokratinių tautų šeimą. Šiam procesui pasparvinti Lietuva nusprendė nedelsdama pradėti kurti visą apimančią valdymo informacinę sistemą vyriausybei ir nacionalinė integruota informacinė infrastruktūra. Pirmas dėmuo tame sakiny vyriausybė iš tikrųjų angliškai reiškia Governmental Mismanagement Information System. Toliau eina sakinys, šis projektas vadinsis Lietuva 2000 ir pridedam pagrindinę šio projekto plano elementų santrauką, visus pritarančius mūsų idėjai sukurti geresnį gyvenimą Lietuvos žmonėms. Mes, reiškia, kviečiame prisidėti ir dalyvauti tame projekte. Projekto iniciatorius buvo George Tamas, Jurgis Tamaševičius, jisai kairėje. Jis parašė 90 metais laišką į aukščiausią tarybą profesoriui Vytautui Landsbergiui apie projektą laišką. Laiškas pakliuvo pas mane, aš tada buvau IT orgtechnikos sektoriaus vedėjas. Iš tikrųjų pasidalinom Lietuvos kompiuterininkų sąjungoje pirmiausiai, nes jinai buvo pirmoji organizacija visuomeninė įkurta 89 metais. Jos įstatai dar įregistruoti sovietinės Lietuvoje. Ir štai prie to daug prisidėjo kompiuterininkų sąjunga pradinėme etape. Matematikos ir kibernetikos instituto atstovai, daktaras Albertas Čaplinskas, daktaras Frondas Markevičius, reiškia Valdas Monkus, kiti lietuviai, profesorius Algirdas Višienis, buvęs Kauno, reiškia universiteto rektorius, profesorius Cezarijus Augenskis, na, o ministrų lygių jį labiausiai rėmė Aleksandras Abišala, ministras be portfelio, o vėliau, reiškia, premjeras. Vat štai čia yra esminė schema, kaip veikti turėjo, reiškia. Visos ministerijos pačios nespecifikuoja savo sistemų ir neužsako programavimo darbų. Visos ministerijos negauna finansavimo savo sistemui kūrimui, o finansavimą centralizuotai gauna vienintelė štai tas valdytojas ryšių ir informatikos ministerija. Tų pagamintų sistemų eksploatacijų operatorius buvo įkurta valstybės įmonė infrastruktūra, visų registrų, visų informacinių sistemų, saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo, kaip mes jį dabar vadinam, ir valstybinio duomenų tinklo eksploatacijai. Infrastruktūra turėjo būti operatorius. Infrastruktūra su konkurso nugalėtoju, to tarptautinio įkūrė bendrą įmonę Nerisena, kas turėjo būti analitikas, specifikatorius, projektuotojas ir integratorius. Ir bet kurios eilinės informacinės sistemos Lietuva 2000 projekto specifikaciją padaro ministerija kartu su projektuotoju integratorium Nerisena. Šitas specifikacija perduodama viešųjų pirkimų būdų į konkursą, kad būtų išrinkta firma programuotojas, kuris sukurs programinę įrangą P3 atitinkančią tą S3 specifikaciją. Toliau operatorius Nerisena, operatorius infrastruktūra kartu su Nerisena, kuri parašė specifikaciją, ištestuoja programinę įrangą ir jinai pakliūva pas operatorių įmonė infrastruktūrą. Iš tikrųjų, idėja buvo Fordo automobilių gamyklos konvejerių pavyzdžiui sukurti konvejerį, va tokį ratų, kaip aš rodau, ar iš ministerijos 6, ar iš 1, ar iš kur, kad vis praeitų tą patį ratą ir visos sistemos būtų sudėdamos į eksploataciją centre. Na, gal aš dar
pasakysiu tik tokį dalyką, kad mes išsiuntėm pakvietimus 20 pasaulinių firmų, atsiliepė 8, HP ir Compaqas neatsiliepė, į antrą turą shortlistę pakliuvo IBM Amerikos, reiškia, komanda, kurią IBM surinko vien tik iš Amerikos lietuvių IBMerių. Antra firma buvo prancūzų firma Bull, jie irgi buvo kompiuterinai, bet sistemas irgi darė. Na ir trečia buvo maža danų firma Mentor Informatics. Kaip reiškia man, aš buvau projekto valdytojas Lietuvoje ir negalėjau dalyvauti nei balsavimuose, nei kokiuose nors ten politiniuose įtakojimuose. Džordžas Tamas buvo atstovas projekto Lietuvoje, jis parašė tą pradinį anglišką pakvietimą į konkursą ir kas? Praėjo 30 metų, ką mes šiandien turim. Lietuvoje yra 96 registrai ir 192 informacinės sistemos. Reiškia, šitas grafikas rodo, kad 96 metais tam prasidėjo registracija, tik 3 reiškia, raudona informacinės sistemos, mėlyni registrai. Štai čia prieš įstojimą į Europos Sąjungą pikas 90, atrodo, čia 3 metais, čia pikas prieš įvedant euro, daugiau iš tikrųjų aš čia kokių nors dėsningumų negaliu pamatyti, galbūt tik tai, kad viso jų yra dabar 388 valstybiniai ištekliai, kaip mes dabar vadiname. Štai čia kiek kokioms ministerijoms priklauso registrų iš viso. Registrai čia 76, sveikatos apsaugos ministerijai 76, 9 registrai, 67 informacinės sistemos. Antroje vietoje Daus reikalų ministerija, 3 vietoje mokslo ir sporto, kas galia jūs patys paskaitysit. Įdomu, visi duomenys paimti iš IVPK reiškia www registrai LT reiškia, va čia parašyta www viršui registrai LT. Rugsėjo 1 dienos duomenimis. Įdomu, kad vieni iš valdymo srities iš viso neturi, gal 5 sistemos, nežinau dėl kokių, gal tas, kas pildo, tiesiog užmiršo. Ir 10 yra priskirta, reiškia. Kita informacinė sistema grupė irgi neaišku, turėtų IVPK pataisyti, mano manimu, ir nematerialaus kultūros paveldo vertybių, reiškia, sąvadas registras yra viena tik iš registrų. Čia visos informacinės sistemos 15 ir reiškia 16 yra registras. Kodėl nebuvo įvykdytas? Projektas iš tikrųjų duos atsakymą ir kodėl nesistemiškai ir decentralizuotai plačiaja prasme tų valstybės informacinių išteklių prasme mes taip vystėmės. Pirma priežastis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, kuris nustato vertikalų finansavimą. Ta ministerija savo daro sistemas, antrą daro, čia 14 ir dabar 14 daro savo. Tuo tarpu, kai informacinių sistemų esmė yra horizontali ir prieš mane buvęs pranešėjas sakė, jie daro horizontalias, reiškia, sistemas. Bet kas dabar gaunasi? Vat e-sveikata yra horizontali sistema, bet politikos ligoninės yra finansuojamos sveikatos ministerijos vertikaliai, kartais savivaldybių, vadinkim vertikaliais, kartais ES fondai ir kuria savo informacinės sistemas. Santariškių centro poliklinikos, Kaunos klinikų
ir taip toliau suderinamumo tarp jų mažai, o horizontaliame reiškia lygyje kuriama e-sveikata sistema. Reiškia vėl yra, kaip pasakyti, niekas nepasakė, kada nustos galų gale, ar nustos iš viso net, nežinom, veikti tų Santariškių centro poliklinikos, Kauno klinikos sistemos, kurios ir taip dar konkuruoja tarp savęs, ir kada nustos veikti, ir kada pradės veikti vien tik e-sveikata. Teisės aktų nesilaikymas, antra reiškia priežastis, nes yra tam pačiam informacinių išteklių įstatymą pasakyti, kad duomenų patiems rinkti negalima, jos reikia gauti iš išveikniečių registrų. Čia yra tekstai, bet esmė yra tokia. Apie 100 esančių registrų tikrai, mano manimu, nesilaiko šitos, reiškia, taisyklės dėl informacinių sistemų iš viso. Nesilaikymas teisės aktų rekomendacijų. Yra toksai Europos komisijos komunikatas parlamentui, taryboje, Europos komitetui, socialinių reikalų, regionų komitetui ir taip toliau, KOM 210-744, kuris pasako, kad yra 4, aš kartais dar pasakau, kad reiškia, kad yra 5, aš sakau dar 6, apačioje yra techninis saveikumas, interoperability, yra semantinis saveikumas, yra organizacinis saveikumas, yra teisinis saveikumas, yra politinis turinys ir yra dar, reiškia, 6, yra žmonių, asmenybių. Jūs galėčiau pasakyti kažkokios tai mistikos ar įtakos politinės faktorius, kurie visi pasako, kaip veiks ir ar gerai, ar blogai veiks sistema. Nebendradarbiaujama su ES Digit Informatics, pas juos irgi iki kokių 2005, neatsimenu tiksliai, informatikos departamentas, tas šitas Digit buvo prie Enterprise and Industry, tai reiškia įmonių ar ekonomikos ministerijų, kaip pas mus ar dabar reiškia, o reiškia perkelė jį prie Europos komisijos, iš tikrųjų prie vyriausybės, kas ir pas mus iš tikrųjų buvo. Nesilaikomas rekomendacijų, iš tikrųjų ES pagrindinė rekomendacija yra antroji eilutė. Naudoti atviro kodo sistemas, kurias Europos komisija sukūrė ir leido naudotis visiems norintiems. Tam reikalui išleista European Union Public License. Pavyzdžiui, gali atsisiųsti iš jų saugyklos Briuselyje, Europos Sąjungoje, iš tikrųjų jų bazės centras yra daugiau Liuksemburge. Reiškia, gali atsisiųsti sistemą Interactive Policy Making, reiškia piliečių internetinio apklausų sistemą ir reiškia ją naudoti ten, kur nori. Dėl nesėkmų priežasčių sistemų kūrimo dubliavimas kartosi. E-paslaugos, kuries į VPK dar buvęs prie susisiekimo ministerijos, čia iš tikrųjų yra valdžios vartai arba reiškia šitą sistemą, kurie žino. Lietuva Gov.lt, kuries tvarkytojas vidaus reikalų ministerija, kai gausi tą pranešimą, paspaudę ant tų nuorodų, jūs nueisit į tas abi sistemas. Yra 2 GIS sistemos. Viena Geoportalui LT, ją sukūrė GIS centras, jis dar išsilaikė ir nebuvo sunaikintas nuo tų 90-ųjų metų, reiškia. Laikų registrų centras, kaip visada, reiškia, įkūrė savo analogišką sistemą VV Regija LT. Nesėkmės dėl dubliavimo ir dar kartą perkūrimo nuo pradžių. Reiškia, vidaus reikalų ministerijoje
pritariant į VPK, Vidaus reikalų ministerija sukūrė asmens tapatybės kortelę, kuri dabar ir naudojama. Ta kortelė rekomendavo, reiškia, ES, būtent tas Digit Informatics, reiškia, e-valdžios paslaugoms naudoti teikiamoms per sieną, tik su nacionalinė ataka, bet registrų centras lygiai savo sukūrė e-parašo pakaitalo USB rakte. Rinkimų sistema buvo kūriama nuo 3 kartus. Nuo 96 veikia sistema sukurta Seimo IT departamento, nuo 12 algoritmų sistemos, reiškia, sistema sukurta veikia už 1,5 milijono, o jau nuo 2020-ųjų Dariaus Lastausko, mūsų informatiko rate žinomo, reiškia, firma, jau už ją, jai buvo sumokėti 3,5 milijono. Ministerinis gynybinis godumas, aš tą vadinu, kad visos jos viena iš kitos stengiasi ką nors nugvelbti ir į savo pavaldimumą perkelti. Gyventojų registrą tarnybą 16 metais buvo perdodant vyriausybės nutarimu mano gimtai infrastruktūrai už 915 000 eurų buvo perduotas turtas kaip nenaudingas, nors iš tikrųjų tai buvo su nusidėvėjimo, be nusidėvėjimo buvo daug daugiau, o visi kiti nuostoliai, taip sakant. Verslo godumas. Su verslu susitarė visos valdžios institucijos su grupių spaudimu neigiamą įtaką. Apie 2021 metus Lietuvos telekomas išstojo iš asociacijos Infobalt, kadangi Infobalt kartu su naujai įkurtų VPK prie vyriausybės bandė inicijuoti projektą Telekomas 2. Jis neišėjo, bet iš tikrųjų iš to išvirto Rein, reiškia, visas tinklas ir Rein organizacija. Telekomas ir Bitė nekartą skundė infrastruktūros saugų valstybinį tinklą, kuris neva pažeidžia konkurenciją. Omnitelis, Bitė, reiškia, Telekomas ir dar kiti ten operatoriai, bet iš tikrųjų galų gale aukščiausio administracinio teismo nutartimi jie pralaimėjo neskundžiamą nutartimi tą bylą. Ir man net keista, kaip Skvernelis sugebėjo vis tiek iš infrastruktūros padaryti biudžetinę organizaciją, kas labai blogai. Nekartą valdžios verslo atstovai siūlė valdžiai panaikinti Litnetą, privatizuoti ar panaikinti LTC, privatizuoti ar panaikinti Rein arba SVDPT. Štai čia įdomus dalykas. Kas valdo informatiką Lietuvoje, nustato valstybinių išteklių, reiškia, informacinių išteklių valdymo įstatymas. VIIV. Valstybės informacinių išteklių politikos formuotojai. 11 metais Susisiekimo ministerija, Teisingumo ir Vidaus reikalų, prasidėjus Skvernelio vyriausybėje, jau jame 17 metais Susisiekimo, Teisingumo, Krašto apsaugos ir Vidaus, tai jau be 3 jau 4 pasitarė, 18 Ūkio, Teisingumo, Krašto ir tuo pačiu jau ir šių metų vasarą, Liepos 1, vėl tos pačios, kur vadina vis Ūkio ministerija. Iš tikrųjų, dar 18 metais Ūkio ministerija buvo pervardinta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skaičiuokim 3 metai su viršum, iš tikrųjų mūsų pagrindiniam informacinių išteklių politikos formavimo įstatyme, reiškia, yra įrašyta neegzistuojanti ministerija. Ką apie tai sako? Ir paskutinė nesėkmių priežastis tai yra vartotojų psichologijos problemos, tai naujovių baimė, kad naujovės gali apšviesti ir šešėlį, iš kurio žmonės pelnosi arba materialiai, arba idealiai.
Kokios pasekmės? Pirmiausiai, jos yra parodytos štai laiko ašyje nuo 90 iki 23 metų. Pirma, Prunskienės vyriausybė, antra Šimėno, kur 3 dienas pabuvo ir taip toliau. Visas mūsų informacinių išteklių valdymas susiskirsto į 3 etapus. Reiškia, ryšių ir informatikos ministerija, kuris užtruko 7 metus, nuo 91 iki 98. Toliau, antras etapas, IVPK prie vyriausybės nuo 2001 Liepos iki 2010, tai reiškia užtruko jau ilgiau, bet kiek čia metų? 9 metai ir po to prasidėjo įstatymo, reiškia, hegemonija, kuri pasakė, kad nėra vieno valdytojo, kas Lietuva 2000 ryšių ir informatikos programoje buvo parašyta, kad turi būti toksai. Įdomu, kad pirma reiškia, ministerijos įkūrimą inicijavusi visuomeninė organizacija Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Taip, reiškia, atsitiko, kad ministro pavaduotoju pirmiausia buvo aš nuo 91 sausio 2 dienos. Ministru profesorius Gintautas Žintelis atėjo į tą pačią ministeriją būti, reiškia, tų pačių metų rudenį. Ir vat, buvo įkurta ministerija, pradėta ir nutraukta programa. IVPK iš tikrųjų prie vyriausybės inicijavo asociacija Infobalt, kaip 99 spalio 25 buvo pasirašytas Infobalt memorandumas dėl informacinės visuomenės kūrimo Lietuvoje. Jis buvo pasirašytas maždaug prieš metus ir ar po 1,5 metų buvo įkurtas IVPK. Ir 10 metų birželio 16 buvo pakeistas IVPK statusas prie susisiekimo ministerijos ir prasidėjo, reiškia, triumvirato ar tai ketvirterato valdymas ir prasidėjo štai šitas nesistemiškumas ir decentralizacija sistemų. Dabar aš trumpai dar apie IVPK. Valdomos informacinės sistemos paimtos iš registrų. Tai yra registrai LT 97 metais užfiksuotas jų pačiame registre. Interoperabilumo iš tikrųjų saveikumo platforma VISP arba valdžios vartai, jie iš pradžio vadino nuo 2008, reiškia, interoperabilumo sistema, po to pakeitė į saveikumą, kas lietuviškiau, ir vėliau pakalbėsiu, kokie ten rezultatai. Stebėsenos informacinė sistema ir štai čia prasidėjo konsolidavimas, yra katalogas technologijų paslaugų teikėjo, reiškia paslaugų katalogas, jisai yra paskelbtas, bet registre LT jo įrašo nėra ir yra duomenų nuostatai patvirtinti konsolidavimo, reiškia, jie vadina informacinių technologijų paslaugų valdymo informacinę sistemą ir patvirtino jų nuostatus 20.05, bet į registrą tą jis irgi neįrašytas. Kas dabar iš tikrųjų yra valdžios vartai? Aš tai įsivaizduoju, kad tai yra koridorius, eina vartotojas, ant durų prirašyta daug, reiškia, registrų ir informacinių sistemų vardų, patikrina tavo tapatybę, eini į reikiamas duris ir pabaiga. Pasakysiu vieną, absoliučiai neleisną atvejį, kuris atsitiko su manim pačiu, reiškia, interoperabilumo platformai nesimato nei technologinio, nei semantinio, nei organizacinio, nei teisinio saveikumo šitų elementų
greičiausiai, tenai greičiausiu atveju yra technologinio lygio tik tai dalykai. Ir štai aš vieną kartą mokėjau baudą už stovėjimą neleistinoj vietoj, už tą patį pažeidimą sumokėjau 2 kartus ir visos 3 sistemos, kurios be VISP, reiškia, be vartų dar dalyvauja policija, reiškia, kas pažeidė, pažeidimą nustatė, dalyvauja mokesčių inspekcija, kam aš moku, ir dalyvauja, reiškia, vartai. Ir niekas, nieko. Parašiau laišką VMI, jie man liepė rašyti ne per elektroninius laiškus, o per jų sistemą, reiškia, mano VMI, ir tenai skųstis. Aš nutariau, kad ten po 15 eurų bauda, ta pati bauda buvo. Reiškia, negali, jeigu bankas sumokėjo, tai kažkas turėjo užfiksuoti, kad aš sumokėjau. Reiškia, ta saveikumo platforma pusėtinai veikia, valdžios tų tarnautojų vartose irgi, čia 20 yra. Tais metais, matote, čia toliau padaugėjo iki 70, čia vėl iki 65 gal nukrito. Jeigu aš paimsiu, kad Finansų ministerijos sąraše tų biudžeto gavėjų yra apie 3,5 tūkstančių institucijų, tai 60 ar 70 mano supratimu yra mažai, neskaitant, kad yra Lietuvoje dar 553 seniūnijos su 60 savivaldybių. Tai 60 savivaldybių įeina į tą skaičių, bet seniūnijos tai irgi turėtų imti. Štai daugiausia sąsajų turinčios informacinės sistemos ir registrai. Pirmoje vietoje e-sveikata, antroje vietoje gyventojų registras, įeinančių sąsajų yra labai mažai, čia yra apie 140, čia viršų 160. Tai įeinančių labai mažai, išeinančių trečioje vietoje valstybiniai informacinių išteklių saveikumo, čia iš tikrųjų yra valdžios vartai. Ir paskutinė VMI audito informacinė sistema. Konsolidavimas. Mano kolegos iš IVPK nesupyks, bet mano supratimu. Pavadinimas valstybės IT konsolidavimas ir valdymo pertrauka jau turėtų būti sukeistas vietomis, nes valdymo pertrauka gali padaryti, kas politiniai reiškia lygis, po to eina teisinis lygis, po to organizacinis, semantinis ir technologinis apačioj. Jie bando taupyti ant hardo iš tikrųjų. Tai visas gyvenimo ciklo kaina yra hardas plus softas sisteminis ir taikomasis plus priežiūra visą gyvenimo ciklą, tai yra 15 plus 15 procentų plus 70. Bet iš tų 15 procentų, jie kaip čia rašo, taupimas įrangos ir licencijų 30 procentų sutaupys, reiškia trečdalį. Čia yra programinė įrangoje ir priežiūros viso gyvenimo ciklą. Čia yra didžiausios problemos ir jos prasidės, kai tik tai konsolidavimas startuos iki galo. Niekas nežino Lietuvoje informacinių, reiškia, resursų, tai yra išteklių kainos. Čia jūs galite suskaičiuoti 28 milijonai e-sveikata, kiek kainuoja 30 milijonų, 4-5 milijonai ir taip toliau. Ir štai staiga į šitą visą sistemą įsipina ar ateina Lietuvos statistikos departamentas, kuris steigia valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą, skirtą valstybės registrų, informacinių sistemų, kitų šaltinių duomenų tvarkyti, kaupti, blablabla. Iš tikrųjų, jeigu jūs gausite tą puslapį, nueisite ten viskas, aš čia paspaučiau, čia filmuką jie gražų padarė, jie čia rodo, kaip
kaip tie duomenys vaikšto, bet ką čia yra pirmas jų valdysenos sistemos nuostatų patvirtinimas. Suderinimas buvo su 37, nes jie ten apjungė tvarkytojas ir institucijas. Jeigu būtų vienas valdytas, suderinimas tik tai su juo ir būtų, ir reiškia, vien šitų parašų nereikėtų. Valstybės duomenų valdysenos projektai buvo kuriami dėl duomenų atvėrimo visuomeniai, bet taip sėkmingai pasitaikė, kad jie sugalvojo, kad juos galima pritaikyti COVID problemams spręsti. Realių laikų atnaujinimais, duomenimis, analizėms ir sprendimų priėmimai jau naudojasi valstybės institucijos ir 37 savivaldybės. Apie iš viso 300 vartotojų. Mūsų tikslas įdarbinti valstybės duomenis, išlaisvinti juos iš žinybinių sistemų ir sudaryti sprendimų priėmimų sąlygas, remiantis operatyvę reiškia, o ne praėjusio laiko informaciją. Iki pabaigos jie, čia yra skaičiai, kiek jie dar paims iki 2022 metų. Tai štai, iš tikrųjų po 30 metų mes ir visai ne į VPK, pagal planą turėjo kurti informatikos valdymo ar valstybės informacinių išteklių valdymo instituciją, tokią sistemą. Ir aš labai apgailestauju, kad ją ne į VPK kūrė, o kūrė statistikos departamentais, tais, kas buvo parašyta pakvietimo pirmoje eilutėje. Kurti visą apimančią valdymo informacinę sistemą vyriausybei. Ir tik po to reiškia toliau. Betgi žiūrėkite, Lietuvoje yra mirties atvejų ir priežasčių valstybė ir jos mirties priežasčių valstybės registras. Tai, kad vyriausybė naudoja statistikos departamento duomenų valdysenos sistemos, sako ir įrodo, kad mirties atveju ir jų priežasčių valstybės registras neveikia, tai reiškia registras neveikia, kur valdytojas yra sveikatos apsaugos ministerija, tvarkytojas higienos institutas. Štai čia yra dar kartą informacija, kiek iš struktūrinių fondų reiškia valdymo informacinės sistemos gauta. Vat atviri duomenys iš tikrųjų, ką ir tvarko valdysenos sistema, yra 2,58 milijonų, 3,8. Išvados. Išvados yra pats svarbiausias dalykas. Lietuvoje nėra valstybės informacinių išteklių valdymo sistemos tokios, kaip ją supranta ir plėtoja ES ir pažangiausios 37 pasaulio valstybės. Turiu galvoj OECD. Antra. Valstybės informacinių išteklių įstatymų valdytojų triumviratas turi būti panaikintas, įteisinant vieną informacinių išteklių valdytoją, pageidautintai į VPK ir pakeliant jo statusą iki institucijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. 388 informacinės sistemos ir registrai turi būti peržiūrėti, panaikinant neveikius, bet tokį kaip anas mirčių, ypač registrus. Reikia įstatymiškai apriboti informacinių šaltinių, tai yra informacinių sistemų ir registrų augimą. Nusprendus Lietuvoje šalyje valdyti informacinės išteklius pagal centralizuotą Lietuva 2000 modelį, reikės pakeisti ir biudžetinės sandaros įstatymą. Na ir informacinių išteklių kūrimas yra pati svarbiausia valstybės inovacija, su kuria reikia elgtis išmintingai ir kūrybiškai. Pabaiga. Ačiū uždėmesį. Dėkui, Romualdai. Čia komentarų buvo iš prieš tai buvusio pranešėjo Gintauto Miežečio, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija atveria daugiau duomenų paskelbtos biudžeto lėšos skirtos valstybės IT sričiai. Gal
pats Gintautas pakomentuotų kažką. Ar jau mes jo Tai neturime? tiesiog klausant tą, kaip sakant, širdis džiaugiasi, nes įžvalgos yra labai panašios tas, kurias tenka pačiam matyti. Nes vis tik tai biudžeto sandoros įstatymas yra sunkus dalykas politiškai pakeisti, klausimas, ar politikai imsis to keisti. Toliau, taip, IVPK buvo savo laiku prie LRVK, prie Lietuvos vyriausybės, tačiau nukraujavo per pusę nukeliavus Susisiekimo ministerijos, o dabar mes esam prie Ekonomikos inovacijų ministerijos. Dabar jeigu pasiėmus bet kokios didesnės tokios valdymo, aš kaip jau minėjau savo pristatymo pabaigoje, turėtų būti vadinama enterprise architektūra statoma valstybės valdymu. Tai vis tik kaip mes ruošiamės suvaldyti visą tą chaotišką augimą informacijų sistemų, kuris įvyko, vyksta, tai estai tam naudoja 35 žmonės. Šiuo metu Lietuvoje tą valdymą atlieka 1,5 žmogaus. Tai čia palyginimas yra. Dabar pasižiūrėjus tai, kad sistemos ir duomenys yra surakinti ir į vieną įstatymiškai, tai aš manau, iš esmės yra neteisinga. Vis tik tais duomenys yra resursas, sistemos, informacinės sistemos yra įrankiai skirti jiems tvarkyti ir po to yra vartotojai, naudotojai, kurie gali pasiekti. Toliau patys duomenys, supratimas, ir tai atsirado Lietuvoje labai neseniai, kad duomenys yra tas esminis resursas, kuris turi būti aprašytas sistemingai, kad galima būtų tų duomenų sąsajumą ir kilmę žinoti ir galų gale tą pradinį tikrąją vietą, kur aš turiu pasiimti tos duomenys. Mes vis tik tais turėtumėm ne kopijas saugoti savo sistemose, nebent tai techniškai taip neįmanoma, o vis tik tais turėti nuorodas ir pasiminėti iš tos vietos, kurie yra pirminiai saugomi. Dabar, kurioje vietoje dar yra, vis tik tais to nėra tarp institucinio tokio sistemų kūrimo, institucijos paprastai kūrėsi informacinės sistemas savo funkcijų atlikimui, net ne klientų aptarnavimui. Tai yra, kad jos kuo paprasčiau atliktų savo funkcijas, kurios jos pavestos yra vyriausybės ar ministerijos ar dar kažką. Tai vis tik tais sistemos, jeigu kūriamos ir apdoroja kažkokius duomenys, vis tik turėtų būti pasitikrinti, ar nėra tie duomenys sukaupti, kam jie gali būti dar naudojami, kaip jie galėtų paduodami į išorę, kaip jie turėtų būti aprašyti, kokia metaduomenų kalba yra valstybinė, kokia yra galbūt valdymo srities, jeigu per tą einame vertikalų supjaustymą, bet visą tai viršuje turėtų apsijungti per tam tikrą valdymo modelį. Tai dabartinė vyriausybė susirašė labai ambicingus tikslus, jeigu juos įgyvendinti pilna imtimi, tai link Romualdo pristatomos vizijos vis tik tais galima priartėti. Tačiau šiuo metu, kaip aš sakau, vis tik tais IT sektorius turėtų būti depolitizuotas ir kaip higiena. Jisai turėtų būti finansuojamas pakankamai, kad galėtų prisitraukti tos pačius specialistus. Nes, tarkim, valstybinėse įstaigose žmonių pritraukimas, kasdieną vis girdim, kad daro naujai IT centrai, daros vis sudėtingesnis. Nes IT specialistų atlyginimai jau seniai pramušė valstybinio tarnautojo ar darbuotojo galimas atlyginimo lubas. Tai valstybė savo, kaip sakant, pasilieka tik tais tuos, kurie nebenori mokytis, arba yra tiesiog entuziastai ir ateina patarnauti valstybei. Tai vat, mano nuomonė, IT apsirūpinimas ir tikras gilus dėmesys atitinkamai čia turėtų būti kaip draudimas, kad mes neatsiliktumėm kaip valstybė. Tai yra investuoti į tai, momentais netgi eksperimentuoti, o ne, nes pinigų ciklas, kuris yra biudžetavimo, yra tiesiog per lėtas tuo greičiu, kurio vystosi IT. Nes IT vystosi, kas 1,5 metų nauja karta. Gerbiamas Miežėti, galiu aš paklausti tą palyginimą Lietuvos ir Estijos, kas per skaičiai, aš nelabai supratau. Estai ką turi pasidarę? Estai tai turi pasidarę bent jau tvarkingą savo API sąrašą susikatalogizavę. Tačiau paklausus jų pačių, tą vadinamą X raudą, jų pačių paklausus visgi, o kaip jūs tos duomenys gaunate, tai sako, duomenys pasirašinėja valdymo sritis. Tai labai geras pastebėjimas, kad duomenų savininkas turėtų būti vienas, arba bent jau valdymo sritis 13 savininkų. O pas estus yra paruoštos duomenų teikimo sutartys, nes su kiekviena sistema 300-400, bet kas yra juokinga, jie pasirašinėja tas duomenų teikimo sutartys registrų centro mūsų gausajam sistemoje, nes patys nesusikūrė, nepasidaro. Tai toliau, jeigu pasižiūrėjus,
Ką Lietuva turi? Lietuva turi tenai bent jau iš to žemėlapio, kurį aš pats pagaminau, nes skaitmenizavau, galima sakyti, tą patį registrą LT. Galiu šiek tiek ir atidaryti, parodyti patį įrankį, nes mačiau, netgi pats gerbiamas Romualdas naudoja kai kurios mano produkto pagamintus. Taip. Bet sakyk, 1,5 Lietuvoje skaičius ir Estijoje ten 40 ar 40. Taip, ir galų gale jie turi, kaip sakant, jeigu paėmus dabar pasižiūrėjus pagal įstatyminę bazę, VPK yra verdančių pieno stebėtoja. Tai mes konstatuojam faktą, pienas verda, dangčio uždengti neturime teisės ir prisukti ugnies irgi neturime. Tai mes tą matome, komunikuojame, toliau žiūrėsime, kokie bus politiniai sprendimai. Tai, o dabar dėl tų pačių žmonių, tai Estijoje tas 35 žmonių, kuris yra governance prie vyriausybės, jisai kontroliuoja ir IT pinigus 200 milijonų, kaip ir Lietuva panašiai turi 194 išleidžiamus. Jie vertina projektus per veiklą, per aplikacijų suderinamumą, komponentų perpanaudojimą, šiuolaikinės technologijas, kibersaugą, duomenų dvejinimą ir visus kitus dalykus. Lietuvai to irgi reikėtų. Sakykit, ar jūs turit, o kiek visos ministerijos išleidžia? Vat jūs turit savo... Visos ministerijos aš įdėjau nuorodą. Teko atlikti pratimą, tai yra pamėginti surinkti tą informaciją, kiek valstybėje vis tik tai bent jau vyriausybės valdymo srityje išleidžiama IT, tai apie 194 milijonų. Iš kurių... Kas? Į VPK. Kiek į VPK išleidžia? Į VPK biudžetas šiuo metu yra netoli 2 milijonų. Dar suinvestavome per projektus į tą valstybinio klaudo infrastruktūros, bent jau dubliuotus sutinkamais rezervavimais, sutinkama apsauga. Per praeitus metus 17 milijonų tas visas projektas kainavo. Taip kad yra nearti dirvonai, bet ne tik tais nuo VPK priklauso. Tai ką, ačiū už labai įdomią diskusiją. Ir neįtikėtino stambumo buvo klausimai svarstyti ir Romui, ir Gintautui. Dėkui. Mes jau išlipom iš savo darbotvarkės, dabar kaip ir pietų pertraukėlė. Tai dar žiūriu vienas klausimėlis. Čia irgi parašyta labai šaunas baigiamasis pastebėjimas, elgsis išmintingai. Ačiū ir panašiai. O smulkmenas jau paliksim. Ačiū labai visiems dalyvavusiems ir kviečiu tęsti po pietų.